Taigi sveiki atvykę jau prie 20 survival dalies ir dabar praeitą video pamiršau jums parodyti savo šitą skiną, tai dabar va parodysiu. O tai va atrodo. Ir šiandieną aš jums turiu labai daug ką parodyti atnaujinimų. Prieš tai palaukit biškį. Ok, galim tęsti. Tai aš jums turiu daug parodymų. Tai pirmas yra, aš turiu šiukšliadėžę. Va. Antra, aš čia sudėjau slėbus, kad geriau gal veiktų. Nežinau. Trečia, tai nieko ne. Trečia, net ir į vėliausiai eisim, nes aš ten eisiu experience. Trečia yra... Trečias yra... Čia va, padariau laužą taip gražiau biškį. Ir dabar reikia eiti iki kaimelio. Ir šitą laiką noriu jums pasakyti tai, kad jeigu jums patinka mano kanalas, tai palaikinkit video, kuris patinka, o jeigu jums patinka visas kanalas, tai galite ir pasubscribinti. Jums kitaip nieko nekainuoja, o man tai svarbu. Tai jo, ir dar kitas dalykas, ką aš jums noriu pasakyti, tai aš nekenčiu creeperių. Bet to čia buvo pabrynant. Aš per creeperį turėjau perstatyti per naują šiukšliadėžę, nes aš kol stačiau, aš ten buvau įstrigęs, ne įstrigęs, bet ten man 2 blokus reikėjo iškriauti, kad galėčiau išeiti. Ir tuo metu atėjo creeperis ir viską išsprogdino, tai per naują biškį gaminti reikėjo. Tada antra, ten kažkur netoli fermos padarė skylę. Ir trečia, aš buvau čia pasilikęs kaimietį. Nuėjau čia padaryti takėlį, kad aš ant šito neužlipčiau. Ir čia įlipo creeperis. Jis taip slėpėsi už villagerio, aš priėjau, jis įlipo į valtį ir aš pradėjau bėgti, bet jisai nusprogdino. Ir čia biškį namą nusprogdino, bet čia nespėjau sutvarkyti, tai sutvarkysiu vėliau. Ir paskutinis dalykas, tai aš padariau biblioteką. Va, villageris čia laksto. Kokį kažin darbą gaus. Ant meiso čia man atrodo. Jau dar meisą reikės gauti. Oi, sorry. Ar man reikia tai? Aš nežinau. Aš taip dabar emeraldų pakankamai neturiu. Aš paliksiu, jeigu išnyks, tai tegul išnyks. Gerai, o šiandieną mes eisim turbūt į netherį šitų kvarcų. Arba, nežinau, ir dar goldo. Ir dar aš jums netherį turiu parodyti, tai ką. Tai jau dabar turim grįžti. Ir aš ten bibliotekoje ant tų lovų išnaudojau savo virsteko siūlų ir dar 6 vilnų. O medžio tai beveik man nekainuoja, aš medžio labai daug turiu. Tai va, čia mes turim pakeitimų, kad aš dabar turiu keliuką iki to normalaus biomo. Nes čia nenormalus, čia blogiausias biomas. Mes iki čia turim, aš tą jau čia pasiėmiau. Ir aš pamiršau iškart kvarcas. Aš pamiršau parodyti per praeitą dalį. Jo, kažkaip pyksta, kaip aš kvarcą griau. Gal ne. Per praeitą dalį aš ten radau, kaip jis tie vadina. Tas netherite upgrade'as. Tai aš jo padariau arba 6 ar 7 arba 6, neatsimenu. Tiek.
Tai jo, dabar eisim šitą. O, jetau, kažkiek pyksta dėl kvarcų. Nes aš niekada nesu bandęs. Tipo, esu bandęs geriauti kvarcą, bet aš nežinau, ar jie tik dėl goldo. Nepyksta turbūt. Gerai, aš čia iki 2.7 pasikelsiu, bet čia beveik... Aš žodžiu, čia neįmanoma pasikelti, bet kvarcą paimsiu. Oi, va, čia va dar yra. Tai jo. Ir manau per šią dalį, tai aš bandysiu. Aš manau, kad dabar kelios dalys, tai bus tiesiog, kad kiekviena dalis po kiekvieną įrankį gauti geriausią ir ten šarmą. Jau aš jau čia splaitą turiu. Dabar aš dirbsiu ant pikeksų. Nes man pikeksų labiausiai reikia. O sekantis turbūt svordus bus, nes jūs pažiūrėkite į mano svordo durability. Na kardu. Toliau dar čia va turim. Gerai, manau greitai. Lem aš labai Aš galvoju, ar man imt 30. Oi, ar... Gal aš geriau ne iki 30, iki 3. Aš nežinau, ką aš turėčiau padaryti dabar su creeperis už tokią kančią, ką jie manęs pridarė. Aš nežinau. Aš tą creeperį visą laiką laikyčiau prie lavos. Man įdomu, o creeperiai kažkas kesta? Nes aš niekada nematęs creeperio vandenį. Tai buvo pilnai paneruose vandenį. Parašykite į komentarą. Žinau, kad man dar reikėtų neužilgo dirbti ant šalmo ir ant batukų, nes aš kai dabar tą biblioteką turiu, tai ten yra va tokiem kaip visokiam šalmam ir batukui, kur tai nėra tiesiog kaip kelnim ir chestplate'ai Practition, 4 Unbreaking ir Mending, ant kelnių dar tas nipsnė kažkoks ten. Ten jau yra visokių Depthstrider ant batukų, man atrodo, Soul Speed 3. Nu, Soul Speed 3 tai iš to piglino gausiu. Tada šitą ant šalmo Respiration 3, ant šalmo Aquafinity. Ir gal viskas? Dar ant batuko Feather Falling. Ir man... Bet kokie jie... Man žiauriai patinka šitie mažiukai. Jie du! O jūs, man atrodo, nebeišeis. Aš galiu po jum bloką. Svarbiausia, nieko mama nematė. Aš tik tais jiem parodžiau. Na jo, aš gal neinu jau bėgu iš ten. Gerai. Nemato niekas, greit reikia paimti. Nes šitie irgi XP, bet jie mažai XP duoda. Gal aš šitų nelinksiu tada. Kur? Iš kur? Ai va, kur? Žodžiu. Tai jau dabar jis... Arba man nepatinka, kad kai kurie mobai, kai nesi jų tam matomume, kurie tavęs nepuola, nu tipo, ten kai zombius, pavyzdžiui, per toli nuo jo ir jis tavęs nepuola, ir kartais būna taip, kad jie tiesiog specialiai į tavo pusę eina, ir tiesiog tada, kad tipo, oi, netyčia užmačiau ir iš tikrųjų ten. Jo.
Bet nenukritau. Jau 10 minučių video, tai aš nemanau, kad aš per šią dalį gausiu geriausią pikeksą. Žinot ką? Susitiksim, kai bus 33 lygis. Ir aš jau esu su 33 lygiu, bet kol aš nefilmavau, aš gal vos kokius 5 kartus nemiriau. Nes aš su šitais va kovojau, aš vienam trenkiau ir tada pasistačiau 2 blokus, mane vienas pahitino, tada bėgiojau, supratau, kad reikia 3. Palaukit, dabar bandau surasti išėjimą. Ir tada ten ilgai bėgiojo, mano šalmas sulūžo, kelnis beveik lūžo. Ir jo, ir ką tu čia darai? Tai dabar aš turėjau labai didelę problemą. Su šarvais ir su svardu. Aš nežinau, aš jau galvoju. Aš net nežinau, kai man po to reikės gauti experience. Nes realiai XP fermą, kad pastatytai man reikia arba į endą nueit, arba spawnerį rasti. Bet spawneris tai turbūt toliau negu labai toli nuo mano namų ir aš tikrai nenoriu tiek daug eiti. Tai va. O dabar aš noriu... Dabar aš noriu pikeksą užsienchantint. Ir pažiūrėsim, kokį mes enchantą gausim. Tikėkimės efficiency 5. Žinau, kad tai man atrodo neįmanoma. Būtinai siltačas. Ką man daryti? Palaukit, man reikia anvilio. Aš turiu anvilį, kažkai ne. Jop, turiu. Jeigu aš tai va sujungčiau. Galiu! Man reikia dabar antro pikekso tik tais. Vienas, 2. Kaip mano deimantai kentėjau. Gerai, prašau efficiency 4. Aš daugiau nieko neprašau, apart efficiency 4. Aš net pikekso nepasidariau. Oi. Na jo. Ir mes ką gausim dabar? Apa ir apa. Ok, aš turėsiu vieną atliekamą pikeksą, bet dabar man teliko padaryti 2 dalykus ir aš turėsiu geriausią pikeksą. Pirma, fortuną įdėti į čestą. Va. Ateityje mes darysime, aš darysiu dar siltouch pikeksą, bet jau čia. Ok, apa. 12 lygių. O tai jeigu tai va. Ai, pala, tai man šitaip reikia. Jo. Vėl man mažai lygių. Bet mes turim geriausią pikeksą. Žinot ką, aš ne dabar pasidarysiu, kur aš laikau tų daiktus. Aš dabar nerandu. Va, pala, man 2 nederoitų reikia. Ir kur aš laikau? Ai, palauk. Ką? Kur aš juos padėjau? Man jau nejuokinga. O gerai. 2 šitie ir sekančias kelnes darysim, nes man nedaug trūks. Ir man reikia čia. Opa. Netherite chestplate'as, netherite pikeksas. Ir šiandieną mes atsisveikinsim jau tokie, jau labai rimti. Pirmi netherite'iniai armorai. Tai nuo šiam kartui ačiū, kad žiūrėjot, viso geriausio.